Sveiki, čia Jurgita su Stitches and Coffee Jurgita kanalu. Ir pirmiausia, noriu pasisveikinti su visais tais, kurie būna pastovi pas mane ateinate ir pasirašote, pastovi, kaip vadinasi, tą subscribe knopkę ir komentuojate. Ir taip pat tie, iš jūsų, kurie pirmąsyk netyčia pas mane pateko, tikiuosi, kad jums tai patiks. Ir pasisemsite gal naujų idėjų arba pamatysite, kaip aš gal su kažkokiais tai darbeliais sunkiai susidoroju ir mokinuosi, tai gal jeigu jūs tai darėte kažkada, gal galėsite ir man duoti ir patarimų ir pasidalinti savo patirtimi. Taip kad čia yra mano, kaip sakant, 2 metų planavimo tokia knygutė. Šį kartą bandau kažką naujo, nes anksčiau turėdavau tokią storą. Ir čia 2 metams tai noriu kažką visiškai naujo bandyti šiais metais ir jūs ką matote prieš save, tai 12 skirtingų dalykų, kuriuos aš esu suplanavusi čionais, susirašiusi. Tai bus įvairios ne tik siuvinėjimo technikos, bus ir darbeliai, kurie iš vis neturi nieko bendro su siūlais, bet kažkas tokio naujo ir dauguma čia aš nieko nesu bandžiusi prieš tai nei karto. Ir keletą bus tokių darbelių, kurių labai senai buvau dariusi ir, galim sakyti, viską pamiršusi, taip kad atnaujinsime, tai bus ne vien tik tai siuvinėjimas. Taip kad pradėsiu rodyti vieną po vieno pagal sąrašą ar maždaug panašiai, kaip parašyta, ir tikiuosi bus jums irgi įdomu. Čia yra mano 3 dalis šių metų galimų naujų pradėtukų. Ir pasižiūrėsim, ar sugebėsiu visus aš juos pradėti, nes jeigu 12 yra, vadinasi, bandyčiau 1 per mėnesį kažką tokio pradėti. Taip kad pradedam. Ir mano pirmasis darbelis sąraše, bent jau užrašytas, tai yra tokia kaip ir siuvinėjimo stilistika, vadinasi punch needle, tai su adata ten kiši. Ir šitoks paveiksliukas gausis ir tokie kaip kilimukai mini gaunasi. Štai kaip turėtų atrodyti. Aš nusipirkau šitą visą kaip ir rinkinį Needlework Gallery, kurią aš kiekvienais metais jums rodau, kai nuvažiuoju kažką įdomaus. Ir galima buvo nusipirkti vien tik tai schemas arba, pavyzdžiui, rinkinius. Tai nusipirkau celą rinkinį, nes man patiko, aišku, prie jūros. Aš jūrininkė tokia gimusi ir štai kaip atrodo čia, ant kurios visas tas darbelis turės tilpti čionais. Ir matote, čia kaip ir nudažyta specialiai, tokia padaryta kaip ir pajūrio tematika. Nugara paprasta tokia yra, jau pasiruošus pakabinimui. Tik tai man reikia, kaip sakant, išsiuvinėti tą darbelį. Ir taip pat šitam rinkinyje buvo čia žodžiai beach escape, tai, žodžiu, kaip ir pabėgimas į pajūrį, paplūdimį gal daugiau. Ir štai šitokios paprastos kaip ir medinės tokios kaladėlės, kaip čia vadintųsi, su raidėmis, kad galima susirankioti. Ir buvau, kai nusipirkus visą tą rinkinėlį, tai įdėjau tokį maišiuką ir pažiūrim, kas ten buvo. Šitų adatų aš buvau nepirkusi taip maždaug prieš 20 kažkelis metus, kai buvau kitokiame siuvinėjimo susiėmime, kaip kur ten ir klasės, ir toksai igoločkoj, rusų daugiau, vadinasi, tokia stilistika matosi. Tai tokios buvo adatos senovinės, tai praduri siūlą ir taip duri ir va čia yra skirtingo ilgio, va čia matosi gal jums tokios adatėlės ir tie plastikiukai tai parodo skirtingus ilgius, kur bus tas siūlas kišamas ir pagal tai ir gaunasi kokią nori tenais išėjimo į šitą pusę, kokio ilgio tie siūlai bus. Tai nežinau, ar buvau bandžiusi tada truputėlį tik tai pabandyti, kaip sakant, bet buvau nusipirkus labai senai ir, kaip galim sakyti, iš vis nenaudojau. Bet šiuolaikiniais laikais yra dabar
pagerintas, kaip sakant, toksai stilius. Ir va, parodysiu čia knygutę, kaip tai daryti. Va, šitokia yra toks instrumentas su adatom. Ir va, kaip siūlas eina pro čia, toksai visas ilgas ir taip duri. Ir kas įdomu su ta punch needle, nežinau kaip lietuviškai vadinasi, kad, kaip sakant, dirbi iš blogosios pusės. Tai buvo ant medžiagos nupiešta ar atspausdinta kaip tas vaizdelis, bet kaip matote, kad kitaip atrodo, kaip sakant, veidrodiniai, nes čia yra blogoji pusė. Ir per čia, kai dursiu, tai tie tokie gabaliukai kiliminiai pasirodys šitoj pusėj. Žinau, mano vyro sesuo kaip tik praeitais metais paėmė pas ją klasę, kaip tai daryti. Ir pasirodo, kad nėra labai lengva, nes reikia tuo pačiu tam tikrų atstumų kišti tą adatėlę su siūlu. Ir jeigu per arti padarysi, ten negražiai atrodys arba per toli, tai irgi matysis intarpai. Ir kad normaliai tokio pačio ilgio taip pat būtų iš kitos pusės tas siūlas išlindęs. Žodžiu, nėra, kaip man buvo sakyta, nėra labai lengvas toks stilius, bet reikia tik pasipraktikuoti. Ir pagrindė tokie užtat dalykėliai, kilimėliai, kaip sakant, tokie yra daugiau primityviniai, paprasti, nes ten labai daug ko neišmarginsi. Čia jos dar katalogas buvo, kad galima visokiausius dalykėlius daryti, buvo įdėjusi tokį pasižiūrėjimui. Galima ir nepilnai išsiuvinėti, galima tokius pakabukus daryti. Žodžiu, tokie kilimėliai gaunasi, o siūlų kokių tai... Čia jinai buvo irgi dėjusi, kiek čia nais reikės, kai kurie DMC, kai kurie rankų dažymo. Pažiūrėkit, kiek man reikės Gentle Arts Shaker, pavyzdžiui, naudoti. Tai čia smėlių gaunasi toks truputėlį besikeičiantis, beveik nieko nesimato pasikeitimo, bet va, mėlynam truputėlį daugiau matosi, čia kur vanduo bus, čia įvairių atspalvių, netgi su tokiais violetiniais atspalviais bus įdomu pabandyti. Na ir kai kurie gabaliukai tik tai DMC siūlova yra. Žodžiu, bus įdomu pabandyti ir pažiūrėsim, kaip gausis. Tai čia būtų mano, kaip sakant, pirmasis toksai darbelis pabandymui, tai tas punch needle. Ir taip turėtų atrodyti ir tikiuosi, kad atrodys normaliai. Ir antrasis darbelis mano sąraše, tai yra tokia lėlė, kur adatinė, kaip sakant. Ir aš ją buvau nusipirkusi iš vienos parduotuvės, kuri ten atvažiuodavo į Needlework Gallery'ą. Ir galvojau, reikia kaip tik su ją pradėti, nes aš turėjau kaip ir pilną rinkinį. Ir praeitais metais, jeigu jūs žiūrėjote mano galerijos tą video, kaip aš džiaugiausi, kad šitos dizaineris, kuri yra arba Giulia Manfredini, arba Giulia Punti Antici, jinai turi internetinį puslapį irgi. Ir kai aš turėjau klausimą, aš ten parašiau į e-mailą ir man iš karto atsakė, kur ten kai ką rasti. Taip kad labai buvo greita pagalba man parodyta. Ir moteris viena pardavinėja jos dizainus ir netgi buvo rinkiniai. Ir labai apsidžiaugiau, kad pagaliau galėjau rasti jos tas lėles, nes atskirai, jeigu matėte tame video iš galerijos, kad ten buvo atskirai vien tos lėlytės viršus ir rinkiniai ir visa kita, ką norėjai. Ir ta moteris buvo labai kaip ir ne pagalbininkė, bet padėjo man irgi išsirinkti kito dizaino tenais ir karoliukus. Tiesiog buvo nuostabus toksai bendradarbiavimas, kaip ten sakyti. Bet žodžiu, tikiuosi, kad ten noriu dar keletą dalykų nusipirkti iš tos dizainerės, tai tikiuosi, kad šiais metais jos darbeliai, kokiu noriu, irgi atvyks. Ir tos, žinau, tokios lėlytės, galima ir aišku jas pakeisti ir yra keletą Amerikoje ir, man atrodo, Italijoje daro ir Australijoje irgi tokias porcelianinės lėlytės, bet kainos kai kur skiriasi, nes pagal kokybę. Taip kad pažiūrim, ką aš gavau tam rinkinėlyje. Tai va šita lėlytė, jeigu man čia išeis pritraukti, aš jums gal atskirai irgi parodysiu, nes kažkaip tai nesinori kamerą pritraukti grinai lėlytės pačios.
ryškumo, bet matosi tiesiog, kaip čionais viskas nupiešta gražiai ir te auksinių, ir ant plaukų, ir netgi jos nagai yra, kaip sakant, nulakuoti. Štai kaip atrodo tas porcelianas, labai detalės, viskos labai lygios, tai čia geresnės jau kokybės skaitosi ta lėlė, net tiesiog gali matyti akių vyzdžius šiandien. Taip pat buvo tos smeigiamos, kaip skaičiavimo adatėlės, kaip vadinasi, va čianais, kaip atrodo su Swarovski, tokie labai jau regalios tokios adatėlės. Tai čia irgi gan yra aštrus. Taip pat buvo dviejų skirtingų dydžių tokie kaip ir nėriniai. Ir čia vienas bus aplink lėlės juosmenį ir vienas bus, kaip suprantu, čianais aplinkui, nes va, matosi, koks skirtumas tarp jų yra, ir vienas tas ilgesnis, kitas trumpesnis. Tai tu tokie gražus labai nėriniai. Ir tokia auksinė, kaip ir plaukianti tiesiog gyva auksinė spalva medžiagos. Ir truputėlį jinai tampusi, va, prilimpa pati savo, bet čia bus jau išorinė ta suknelė, kaip sakant, tas šleifas, irgi čia vadinasi toks nukretantis. Ir taip pat nusipirkau atskirai medžiagą, nes galim belenkokią, matosi truputėlį, kad jau buvau pradėjusi siuvinėti. Ir medžiaga yra 36 kaunto Winter Moon, tai vadinasi kaip ir žiemos mėnulis, Edinburgo linas. Ant jos siuvinėti, tai tokia maždaug kreminė atspalvio, tai čia tik tai va siuvinėjai tą gabaliuką taip priekį, nes aplinkui nereikia ten siuvinėti, nes nieko nesimatys. Ir tikiuosi šiemet iki metų pabaigos aš sugebėsiu viską sudėti į vieną vietą, ir reikia dar ne tik tai, kad išsiuvinėti ir turėti va taip, bet sudėjimui reikia maždaug tokios kaip ir iš putos, ar kaip turiu keletą dydžių nusipirkusi, pasižiūrėti kaip tiks, nes šita lėlė turės būti maždaug ten ant viršaus, aišku, čia man atrodo per aukštas gaunasi, ir ten, kaip sakiau, turiu skirtingų dydžių, pasižiūrėsiu, reikia pritaisyti, po to paminkštinimą dėti ir tenais, kad stovėtų ant ko. Žodžiu, dar kažkiek tai reikia detalių nusipirkti, ir aš va čia parašyta, ko tik visko reikia. Iki smulkmenų tiesiog netgi kokius siūlus turėti, ir tikiuosi iki metų pabaigos šitą pabaigti, nes, kaip sakiau, noriu dar ir kitas lėles siuvinėti ir turėti jų kolekciją pasidėjusi savo. Taip kad čia būtų mano antrasis projektas, kurio aš niekad nedariau. Ir trečiasis mano sąraše toks stilius, tai būtų vadinasi hardangeris, ar kaip, bandžiau ieškoti tiesiog internete, kaip išversti iš anglų į lietuvių kalbą, ir man paprasčiausiai rašė hardangeris. Žodžiu, jokio specialaus vertimo nebuvo, bet aš šitą stilių esu dariusi prieš daug metų, bandžiusi daryti, tenais pagrindė buvo, kaip ir padariau stalo patiesimui, tokie mini takeliai, bet čia toksai jau gaunasi kaip ir paveikslas dizainas. Kompanija yra Cross and Patch, dizainerė Amy Bishop, vadinasi Dreams, arba kaip ir sapnai. Tai numeris šitos knygutės yra 119. Ir štai kaip turėtų atrodyti, aš tikiuosi jums šiandien šviesaniais, tai hardangeris, tai kai kaip sakant, apsiuvinėjai siūliukus, patvirtini ir atsargiai iškirpi tokius langelius, ir ką nori po to juose gali daryti. Va čia kaip matosi grinai tie tokie dar pasiuvinėti viduje dizainiai. Tai šitas darbelis turi ir kryžiukų, kai tos gėlytės, taip pat šiandien bus apie pavydalimas, kaip ten vadinasi, backstitching, tas biesas vadinamas, apibrėžimas atgal keliuku. Taip pat čianais bus tokie satininiai žingsneliai, tie visi, ir vėl tas hardangeris, ir taip toliau, ir iškirpimas. Ir po to, kai už nugaros uždedi visai kitokią medžiagą, tai tie langeliai, va čia kaip matosi, irgi taip grinai gražiai iššoka. Ir yra įvairių, galima paimti gabaliukų iš to dizaino, kaip matosi, čia pavyzdžiui vien tik tai tas viduriukas, truputėlį taip, va čianais va šitas, ir ten parodyta. Kas man patiko, tai šitoj schemoje, jeigu man prisitrauks, tai siūlai parodyti su DMC,
tenais ir ką reikės, jeigu norite su Anchor siūlais ir taip pat coats arba JP coats. Viršelio dizainas buvo siuvinėtas šitas ant 32 kaunto kreminio Belfast lino medžiagos, o aš pasirinkau, čia padėsim, aš pasirinkau 28 kaunto antikinė dramblio kaulo spalvos Cashel lino medžiagą. Ir truputėlį gausis didesnis dizainas, aišku, negu ant 32, bet galvojau, gal gražiau susidės bent jau man kryžiukai. Tai pagrindė, ko reikia ten, aišku, ten reikės DMC siūlų, bet specialiau reikėjo 8 ir 12 dydžio įrėsinių tų siūlų, ekrų spalvos, ir maniau, kad ekrų gražiau atrodytų ant tokios truputėlį tamsesnės negu šviesesnės medžiagos. Ir tokia nesubandžiusi flosh, man atrodo, pasisako siūlas irgi, toks atrodo kaip lino grinai būtų siūlas, tik tai kad švelnesnis negu lino siūlas, irgi toks gan plonas yra. Ir Karen Wildflowers, tai čia nesilkas, čia yra ta medvilnė, cotton medvilnė, man atrodo. Ir matosi, kaip gražiai spalvos jos keičia, tokios gražios. Tai čia, man atrodo, bus kur satinino, ten tiesios tos linijos, kaip eina čionais, ir nežinau, ar čia dar kur nors bus ar ne, bet gal kai ką dar pakeisiu, žiūrėsiu, kaip atrodys ant mano tamsesnės medžiagos, bet tai tikiuosi, kad viskas gražiai gausis, ir laukiu nesulaukiu, kai pabaigsiu šitą darbelį pasižiūrėti, nes po to reikės sugalvoti, kokią iš nugaros, kaip sakant, pusės kokią medžiagą padėti, kad tie langeliai gražiau iššoktų. Taip kad čia būtų mano hardangeris numeris 3. Na, o ketvirtasis darbelis mano sąraše, tai vadinasi biskornių. Aš prieš tai nebuvau sudėjusi irgi pilnai biskornių, nors buvau siuvinėjusi atskiras detalės, bet taip pat nesudariusi tokį su vien tik tai spec dygsneliais ir ant tokios tamsios medžiagos. Ir vadinasi Filain biskornių dizainerė Karen Dudzinski iš Texture Treasures. Tai jeigu matėte mano irgi tą Needlework Galleria filmuką, kaip sakant, video, tai matėte, kad aš buvau nusipirkusi keletą iš jos dizainų, jinai atvažiavo iš Kanados, ir taip pat aš pasiėmiau, mano pirmoji pati pamoka iš Needlework Galleria irgi buvo grinai šitam biskorniu, ir jinai mums davė pabandyti su tais siūlais, kokią norėjai siūlus išsirinkti, kokią norėjai medžiagos gabaliukų pilną turėjo. Ir bandėm įvairius dygsnelius, o kai čia matote, atrodo kaip paprastas kryžiukas, bet ne, čia eini vienaip, po to žiūrint, kur ten reikia sudėti kitaip ir taip toliau. Tai pasipraktikavom, jinai atsakinėjo visus klausimus. Šitoj knygutėje parodyta, kaip kokį žingsnį po ko daryti, nes čia dvi skirtingos pusės. Ir tie dygsniai turi būti iš tam tikro kampo į tam tikrą kampą, kad taip gautųsi, ir čia kelių atspalvių irgi yra. Ir pirmas, kaip sakiau, bandžiau su tokiais siūlais, jie yra sintetiniai, akriliniai, bet vadinasi 12 kaip ir weight Filain, tokie siūlai, parašyta 100% akrilas. Ir kaip ir aš naudoju, kaip visada, nes gali, pavyzdžiui, šitą gabaliuką atidaryti ir ten siūlau užkišti ir suspausti, ir kažkaip netyčia man viena ta galvutė grinai atšoko, nusilaužė, taip kad turiu atskirai dabar maišiukose laikyti, bet štai kokios spalvos buvo naudojamos. Ir pavyzdžiui, šitą tamsę tai tikrai nebus lengva siuvinėti ant tokios šokoladinės, stiprios juodos kovos, kaip sakant, atspalvių. Štai matosi medžiaga ant rėmo. Taip kad, kadangi aš ėmiau jos klasę, tai tenais buvo įskaitytas visas tas rinkinys, ir taip pat buvo įkimšimui įdėta, kiek turėtų maždaug būti šitai pagalvėliai biskornių. Ir buvo skirtingos sagos kiekvienam rinkiny, tenais nebūtinai tokios pačios, nes čia matote tokios sagos, o pas mane viena yra tokia sagutė vienai pusėje, o kitoj pusėje yra ta. Taip kad arba šviesioje, arba tamsioje pusėje bus sagutės. Taip pat pakėtinimui, patvirtinimui yra tokia čia klijuojanti, aš su ją tuos visus
ornamentus naudoju tokius irgi, su lygintuvu prisiklijuoja, kad pakėtintų truputėlį stangresnę padarytų, lengviau būtų galima naudoti šitiems abiems gabaliukams. Ir taip, ką čia dar galiu papasakoti apie šitą darbelį. Tai irgi rodo, kaip viską sudėti ir jinai atsakinėjo visus klausimus, tiesiog buvo ir lygintuvą atsinešusi, kaip ten galus padaryti, kaip tuos kampus čia geriau susiūti ir tenais užlenkimus tos visus, žodžiu, labai buvo naudinga man pamokėlė ir nesigailiu, kad aš pas ją pasimokiau, nes tai man padėjo mano vestuvinius tos beskornių sudėti sūnaus vestuvėms. Taip kad čia būtų mano numeris 4 darbelis su felein siūlais ir biskornių su spec diksniukais. Ir 5 pagal bent jau mano sąrašą būtų tai temariai kamoliukai. Jie gali būti, aišku, įvairių formų ir kiaušinių formos tenais ir taip toliau. Ir prieš kokį 20 metų aš buvau pabandžiusi savo patį pirmąjį ir nuo to laiko jis tiesiog pas mane sėdėjo salone, ten tokiam krepšelyje ir galėjau grožėtis visą laiką, ten tik tai dulkės reikia karts nuo karto nupūsti, kaip sakant, bet čia buvo mano pats pirmasis bandymas daryti tokį kamalį. Ir aš noriu grįžti atgal prie tokių kamoliukų, man atrodo, jie labai gražus yra vien dėl vaizdo, jeigu nori pasipuošti namus ir gali pats pasirinkti savo atspalvius, nebūtinai, ką jie tenais rodo, na aišku, čia jau turi fantaziją truputėlį turėti, bet jie taip pat, žiūrint, ko ten pridedi, tai truputėlį yra tokie minkšti ant paviršiaus bent jau, nes ten labai daug ko yra priviniota ir to pagrindo siūlo ir po apačią. Tai čia toksai vidutinio maždaug dydžio yra, aš turiu įvairių dydžių kamoliukų, tai čia tie, kaip vadinasi, tie plastikiniai, pinoplast, ar kaip tenas vadintųsi. O pavyzdžiui, šitas yra tai 5 colių arba 12,7 cm. Galima ir tokius daryti ir esu mačiusi ir dar didesnių tenais, tai ant tokio stovo, grinai stovi, bet žodžiu, yra įvairių dydžių tokių kamoliukų, yra ir kiaušinio formos kažkada noriu padaryti. Turiu įvairiausių atspalvių, čia kur pagrindė būtų, nes turiu apviniuoti viską daug kartų, kad nieko nepersišviestų. Turiu ir blizgančių visokiausių siūlų, bet pagrindas, kas čia yra daroma, tai yra su tais irisiniais siūlais. Ir aš jų turiu turbūt visų spalvų, kiek tik tai beveik buvo galima rasti, čia tik tai maža dalelė, buvo kažkoks ten išpardavimas, ar kaip tenais, aš žodžiu, ten su nuolaidų kuponu ten tuo buvau prisipirkusi ir pagrindė viskas tai yra daroma. Ir turėjau tokią vieną čia knygą, tai čionais temarė knyga pagal Anna Diamond, yra čia pagrindė japoniško stiliaus tie kamuoliukai ir esu mačiusi internete pirkti netgi grinai japonų kalba, bet aš to japoniškai nesuprantu, nors galima tenais pasižiūrėti irgi pagal schemas. Ir galvojau, gal pradžiai, gal tenais neužsitikrinusi, bet gal tokį, sakau, man būtų gan neblogai tai prisiderintų, jeigu aš daryčiau grinai tokį pačią raudoną pagrindų kamoliuką. Čia tik tai truputėlį, va čia tokia, nežinau kaip tos gėlės vadinasi, tokia technika. Gal, nežinau tiksliai, bet čia tokia galimybė. Yra aš mačiusi internete, tenais galima įvairių skirtingų knygų nusipirkti, bet matote, čia yra ir komplikuoti tokie tenais dizainai, kur labai reikia daug kampų, kaip sakant, padaryti. Tai ten reikės tokias adateles dar sudėti, aplink kurias ten apeini ir toliau siūni ir pritaisai, tenais prakišti reikia. Žodžiu, kai pradėsiu, jeigu jums bus tai įdomu, galėsiu irgi dalintis savo bandymais tokiais. Taip kad, sakiau, nežinau, dar nesižiūrėjau tiksliai, bet kai sugalvosiu jau tada pradėsiu ir išsirinksiu tuos atspalvius tų siūlų. Taip kad čia būtų mano 5 toksai bandymas vėl prisiminti po daug metų, nes vieną kartą esu bandžiusi ir man atrodo, gal neblogai išėjo, ar ne? Tai va.
Tai čia būtų 5. toksai galimas pradėtukas. Ir prieiname prie 6 mano sąrašo darbelio, kaip sakant, viduriuko, ką aš noriu pradėti, pabandyti. Tai čia va, iš tos knygos jinai išleido liktai keletą knygų maždaug praeitais metais ir užpraeitais ir man labai patiko, noriu pabandyti, niekad to nesu anksčiau dariusi. Tai čia Whitework, tai kaip vadinasi, Frisian stiliui iš, kaip neparašysi, Dutch, tai Dutch, kur tie malūnai tipo tenais yra, tai Nederlandai, ten liktai. Tai vienos vietovės toksai tipinis baltas ant balto pagrindė siuvinėjimas. Ir va čia va matote, kaip viršelė, galima jų taip ir suprasti, baltas ant balto. Tai čia ir kaip ir hardangeris maždaug būtų, čia panašiai satininiai tie dygsneliai, va truputėlį šitos spalvos yra dadėta, bet aš parodysiu, kur ten yra. Tai aš maždaug noriu 3 dalykus iš čia pabandyti ir parodysiu vieną po kitos. Matote, tokia stora knygutė. Ir čia va yra dizainerė pati, jinai ten studijavo, čia buvo schemos įvairiausios sudėtos gale ir jinai rodo dygsnį po dygsnio, kaip daryti įvairiausius tuos dygsnelius. Ir taip, dabar pirmą, kurį aš noriu dalyką pabandyti, tai būtų tokia kaip ir braškė, kur aš čia paslėpiau tiesiog. Tokios braškės, tai čia baltas ant balto yra grinai siuvinėjimas va toksai. Ir po to tenais tik tai, kad dadedi, kai susiūni viską kartu, bet pagalvoju, toksai gal įdomus dalykėlis. Ir šitam reikia tik tai 28 kaunto balto kešel lino. Ir niekad nesu bandžiusi su tokiu siūlu, tai čia vadinasi Londonderry lininiai siūlai. Ir turiu tokios, kaip čia palauk, kreminė liktai spalva, ar kaip čia nais. Yra ir baltą turiu, ir tie ivory, dramblio kaulo spalvos, bet čia tokios špūlės yra lininių siūlų, jų įsigijau iš Etsy, ten keletą parduotuvių tokių yra pardavėjų, tai čia tokie lininiai siūlai. Ir su jais va siuvinėjimą, niekad aš su tokiais siūlais nesu bandžiusi ir tokio stiliumi, tai čia būtų mano pirmasis. Taip pat kažkada ateityje noriu pabandyti. Čia yra monograminė pagalvėlė, irgi baltas ant balto, irgi man kažkaip primena mūsų protėvius Lietuvoje, kai ten irgi ant pagalvių ten siuvinėdavo, bet čia grinai baltas ant balto, tokio stiliaus. Pamatosi, kaip maždaug pavyzdėlis, kaip schemos yra, čia tokie dideli labai lapai iš visų pusių, bet aš galvoju, kad tik tai padaryti ne 2 raidės pirmą ir paskutinę pavardės, bet vien tik tai pavardės raidė, tai čia yra įdėta visų raidžių schemos, tai čia vienas dalykas būtų, o kitas va čia yra tas balto siuvinėjimo stempleris vadinamas, kuriam reikia nusipirkti tokio įdomiaus medžiagos gabalo, vadinasi Vopel and Heilenbeck linen banding, tai čia tokia kaip ir juosta tas banding yra ir daugiau aišku reikės siūlų, bet matome, kad čia ne vien tik baltas ant balto, va šitą gabaliuką jau matėte ant viršelio arčiau, truputėlį dėmsyvas spalvos įmestos grinai čia nais yra. Ir tas alfabetas, toks irgi pavyzdėlis sampleris, tai čia štai kaip turėtų pagal viską atrodyti bent jau šitas. Tai čia keletą daiktų noriu turėti iš šitos knygos, bent jau kol kas ir pradėsiu tai pirmiausia nuo tų braškių, kaip sakant, įeiti, pabandyti su tais siūlais ir pasižiūrėti, kaip tenais eisis. Taip kad tam pasirinkus jau viską, ką turiu, tik tai reikia įdėti rėmus ar ką nors tokio ir pradėti siuvinėti. Tai būtų mano 6. galimas pradėtukas. Ir pereinam dabar į antrą dalį, kaip sakant, mano sąrašo. Bent jau sąraše nebūtinai bus, kad bus pagal eilę viskas taip siuvinėjimo daroma. Bet aš noriu pabandyti minimum, bent jau pradėti vieną dizainą. Aš labai daug ką noriu šitos knygos išsiuvinėti, pabandyti. Ir čia yra Hazel Blomkamp dizainerė, čia va šitos knygos, tai čia Jacobinė siuvinėjimas, kaip čia skaitosi.
Ir kaip matosi, čia viskas išsiuvinėta, čia nėra, kad medžiaga pridaryta, tai tam tikri stiliai siuvinėjimo ir spalvų pakeitimas, jinai dar keletą knygų turi išleidus, žodžiu, čia labai labai įdomu gaunasi, pasižiūrėkit, kaip čia bent jau atrodo ir pas ją tokia 3D gaunasi ir karaliukai ir visa kita, bet ką aš noriu pradėti noriu, tai tokio atrodo paprastesnio, tai vadinasi pirmas gurkšnys, ar kaip tenais, tai toks būtų ne kvadratinis, bet kaip tas blokas vadinasi, tokio stiliaus, va matosi truputėlį iš arčiau, čia ir su baltu bus, ir pagrindė mėlyni atspalviai. Ir pas ją, jinai liktai Afrikoje gyvena ir internetinė puslapyje galima rasti kartais iš knygų kaip ir rinkinius, bet ne visi jie yra. Ir užtat aš pradėjau pati rinkinėtis, tai pasižiūrėti tik tai, Miyuki, ten karoliukai suprantama, perlė suprantama, čia specialus toksai dentel yra siūlas, kad liktai žiūrėjau Lisbeth tenais vadina satininiai siūlai ir DMC ir įvairūs dydžiai yra adatų ir ne tik tai, kad siuvinėjimo, bet tam tikri. Ir yra dviejų reikia medžiagų, tai pagrindas būtų siuvinėjimo medžiaga, toksai mišrus padarimas su medvilne ir ten dar kažkuo. Ir nugara, aš čia iš AliExpress užsisakiau tokį didelį gabalą, kad liktai, man atrodo, čia patvirtinimui, nes reikia čia iš dviejų medžiagų sudėti, kad stangrumas toksai gautųsi visiems tiem dygsniam. Ir liktai čia tas teisingas turi būti, aš dar netikrinau, bet po truputėlį vis dar ieškosiu, žiūrėsiu. Tai čia vienas būtų iš tų dizainų, o antrasis, kuriam aš renku, tai čia jau būtų daugiau komplektuotas ir sunkesnis daug, nes čia įvairių labai visko reikia dalykų, daugiau 3D toksai yra. Ir mačiusi per vieną iš kažkokį ten video iš Prancūzijos, kad siuvinėjo labai nuostabiai gavosi, nors ten kai ką keitė, bet čia yra, kokių tik tai nėra dizainerių, tokie baltiem kreminiai va čianais, irgi galima pabandyti, žodžiu, va čia va tas ten žingsnis po žingsnio duoda, čia tą irgi norėčiau tokio išsiuvinėti, žodžiu, galim sakyti viską, kas yra toj knygoj, norėčiau išsiuvinėti ir dar papildomai, bet noriu pradėti su tuo mėlynų atspalvių darbeliu ir pasižiūrėsim, sakiau, man dar reikia vieno stiliaus medžiagos ir ten vieno tokio siūlo dar rasti ir tada galėsiu pradėti. Po truputėlį renku irgi visus tuos, ką čia reikėtų man šitam darbeliui ir pasižiūrėsim, kaip man tenais eisis. Taip, kad bus pirmą kartą bandomas Jokobinio stiliaus siuvinėjimas. Ir mano numeris 8, bent jau mano sąraše, tai būtų pagal man dar nebandyta tokia dizainerė. Jinai yra gan žinoma spec dygsnelių pasaulyje, viena iš tų, kaip sakant, karalienių, daug metų jinai daro tos dizainus. Ir jos internetinėme puslapyje jinai dažniausiai pardavinėja tik tai kai kuriuos schemas arba netgi rinkinius, tik tai vieną kartą per metus, kartais 2 kartus per metus, nes jinai neturi tokios specialios parduotuvės, jinai daugiau yra dizainerė, o ne pardavėja. Taip kad aš praeitais metais sugebėjau keletą schemų nusipirkti iš jos. Ir viena iš tų yra šitas toksai, tai vadinasi Elizabeth, kaip čia inspired, tai įkvėptas toks geometrinis dizainas. Čia buvo jos originalas toks dizainas ir nežinau, ar kas nors ten prašė, ar kaip, bet jinai dar padarė keletą tokių, pavyzdžiui, čia parodyta daugiau su kompiuteriu tenais kaip ir nuspalvinta į mėlynus atspalvius, taip pat yra čia tokie violetiniai atspalviai. Ir aš galvojau, kokią man norėtųsi atspalvių grupę turėti. Ir kadangi aš taip pat įsigijau tokią vieną išsiuvinėti merginą, kad iš jos su mėlynais tokiais atspalviais, tai galvoju, gal bandyti man mėlynus atspalvius, kad taip kaip ir derintus šalia vienas kito. Ir čia nei vieno kryželio nėra ir jinai taip pat žinoma, kaip darinti tokius spec dygsnelius, kad netgi būna keletas sluoksnių vienas ant kito, tai labai tokie specifiniai jos stiliai yra. Ir
kas atėjo, tai mano schemoje buvo, aš čia susidėjau papkę, tai čia instrukcijos su brėžiniais visokiausiais, kaip reikia, čia jums tik tai, kaip sakant, akies žvilgsnių, kaip tenais reikia daryti, kai ką tenais, nors kai kurie žingsniukai, man atrodo, aš tenais kankinsius truputėlį, va čia taip vien tik tai violetinis yra. Ir buvo sąrašas kelių atspalvių, jeigu nori kaip originalus, ką prisipirkti, jeigu pats nepirkai. Ir pagal tai aš orientavausi ir štai ką turiu. Tai visų pirma, medžiaga, tai jinai siūlė 24 kaunto tą Grestramino, tai kadangi aš turiu didelį palyginus rytinio gabalą, tai nebuvo problema. Ir specifinius tokius siūlus tam tikrose parduotuvėse buvo galima internete rasti. Ir šitų aš laukiu apie maždaug 10 savaičių, nes kai kurių siūlų jie netgi toj parduotuvėje neturėjo. Ir laukiau, kol viską man surinks ir atveš. Tai kai kurie, tai čia pati galėjau nusipirkti, tai čia 8 dydžio tie irisiniai siūlai. Tai čia DMC, taip pat belekur galima rasti va tokio krainiko, 1,16 coliaus, tai vos ne kai kaspiniukas va čia gaunasi, matosi, labai toksai blizgantis yra, man atrodo labai gražiai viskas turės gautis. Aišku, čia su Adalžėva toksai šilkinis atspalvis yra siūlo. Pirkau tiek matkelių ir visko, špulelių, ko man buvo siūlyta. Ir čia toksai nebandytas, nieko negirdėtas, netgi Planeta Žemė siūlai. Tipo tokie šilkiniai siūlai, labai gražus, toksai švelnus, melsvas, toksai su žalsvu atspalviu, gal netgi toksai siūlas, nėra besikeičiantis, man atrodo, čia vienos spalvos, bet čia va tokie šilkiniai tokie siūlai, 14 jardų yra ir pasižiūrėsim, kaip ten eisi su jais dirbti. Taip pat va iš krainiko, tai turėjau 2 špules vieno, numeris 8 va tokio siūlo, blizgančio, ir vieną tokį, irgi kaip ir kaspiniuką, tokį va melsvą, panašaus atspalvių, truputėlį gal tik tai skiriasi, mato, čia daugiau tokio tamsumo yra negu šito. Ir dar tokie man negirdėti, nematyti, nebandyti siūlai, tai vadinasi Accentuate. Tai įdomu bus pasižiūrėti, kaip jie gulasi ir kaip su jais dirbti. Pavyzdžiui, skiriasi nuo krainiko arba Rainbow Gallery, tais blizgančiais siūlais, bet čia va 2 špulės liktai vienos spalvos ir šitas ta viena špulė tokios ryškios. Tai man atrodo, ta ryški turėtų būti kažkur, tai čia tik tai akcentukuose gal, bet labai įdomus toksai siūlo grupiavimas. Tai nežinau, ar visi tie siūlai tiks, nes jinai kaip ir pati sakė, kad gal reikės kai ką pakeisti, nes kai kurių ten spalva gal tinka, bet tai tokio siūlo nėra, pavyzdžiui, melinuose, tenais tokio dydžio, taip kad tenais, kad atseit reikia bandyti ir žiūrėti. Ir aš turiu tos rėmus, Adjust a Frame, specialiai nusipirkus šitam dizainui, kad būtų lygiai, reikia dar man nusipirkti, kur ten įsispausti į rėmus ir patempti ten, kad būtų labai įtempta stipriai ir negalima ant sukamų rėmų tokio darbelio dėti, ten visas turi darbas tiesiog būti ištiestas iš karto viso dydžio, taip kad aš pirkau specialiai šitam darbui, nes tikrai, man atrodo, ne vieną mėnesį, gal netgi ne vienus metus aš po truputėlį dirbsiu prie jo, nes, kaip sakiau, mano šitos dizaineriai reikia dar perprasti jos stilistiką, labai kiti spec siūliukai reikia žiūrėti pagal sąrašą, ką pirmą pradėti, kokį dygsnį ir kaip toliau. Taip kad bus labai daug man studijavimo šitam, bet man atrodo, bent jau kaip atrodo originalas, tai man atrodo bus labai gražiai. Čia tiesiog neina pertikti ant paprastos nuotraukos, kaip turėtų viskas atrodyti, bet ten kai kuriuose darbuose turi ir karoliukus tenais įvairiausius ir čia man gal yra kažkas, ar gal siūlai čia galima ir netgi tuos ilgus karoliukus dėti, jeigu norint ką nors pakeisti. Bet žodžiu, bus įvairiausių spec dygsnelių ir bus labai, man atrodo, įdomu man bandyti šitą darbelį ir aišku, jūs tai irgi pamatysite. Ir sekantis mano sąraše taip pat yra Gahan Rogers darbelis, schema, bet visai kitokio tokio stiliaus. Tai čia vadinasi
drawn thread sampler, tai kaip ir trauktas siūlas, toks stempleriukas. Ir kad man patiko, kad jinai pridėjote, kaip vadinasi, šitas yra doodle, kaip turėtų atrodyti. Čia tik tai, kaip sakant, gabalėlis iš visko, ką galima daryti, jeigu nori kažko mažesnio pabandymui, kaip sakant, praktikavimais ar kažką panašiai. Ir toliau dar taip pat papildomai galima tą visą pilną daryti. Aš jums parodysiu gal truputėlį arčiau, kaip viskas turėtų atrodyti. Ir šitas irgi yra ant 24 kaunto medžiagos. Tai čia ne visai kaip trauktas siūlas, bet kažkas panašiai. Aš prieš daug metų ir truputėlį bandžiusi traukto to siūlo, kaip vadinasi, pull thread, bet ne iki tokio sudėtingumo. Ir čia turbūt gal truputėlį kitokia technika yra ir panašiai, bet schema, aš ją įsigėjau tik tai schemą, nes buvo daug žmonių prašyta ir jinai, kaip sakant, ištraukė iš savo skrinios šitą schemą vėl pardavimui ir spausdino. Visiems, kas tik norėjo, aišku, ten reikėjo sumokėti, bet pasižiūrėkite, kaip atvyko schema. Čia schema šitam tik tai darbeliui. Kai viskas sužymėta ir kai kur tenais buvo, man atrodo, čia senas dizainas, ranka vos nepieštas, kiekvienas lapelis va taip žymimas. Ir pradžioje yra instrukcijos, pavyzdžiui, kaip pagal eilutę irgi kaip daryti. Ir daroma čionais šitam tam doodle'ui. Ir po to, kas tenais toliau eina, tai kad pridėti papildomai šitam darbeliui. Nesakiau, šitas taip kaip sakant, mini tokia versija iš kai kurių dalių. Ir aš nusipirkau irgi 24 kaunto kongresas tramina, kaip jinai siūlo. Taip pat buvo, kaip matosi, čia truputėlį medžiaga tokia šviesiai melsva ir buvau susigundžiusi irgi daryti ant tokios medžiagos, bet nusprendžiau, kad bandysiu grinai kaip originalas buvo, nes bandysiu tą patį didelį sunkiausią tą darbą daryti. Nežinau, kaip man išeis jį mokintis, bet taip pat aš tam irgi įsigijau tą adjustą frame, kur štai kaip atrodo, va šitos pusės yra, va, kur tempiamos, dydis yra 14 colių ant 25 colių, va tokio dydžio yra medžiaga ir pats, va, matosi, grinai visas medžiagos gabalas yra ištemptas. Man truputėlį tik reikės dar daugiau patempti kai kurias vietas, nes truputėlį laisviau yra ir taip nereikės man šitų ištraukinėti, o grinai galima kraštus, kokį kampą vieną ar kitą nori padaryti, kad būtų labai įtempta. Ir pasižiūrėsim, kaip tai man eisis, bet kaip matote, didelis gabalas ir visas turės būti taip visą laiką ištemptas tiesiai, nes kitaip kai kurie tie siūlai negulės labai lygiai ir plus, kad gautųsi toks pat įtempimas ir visų tų gabaliukų, tai reikės viską labai gražiai būti įtempusi. Siūlai tai tipiški tokie, kai tenais būna tie irisiniai siūlai, bet kas įdomu buvo, kiek tai pradėjau tik tai skaityti, kad ten nebus pažymėta, ten pavyzdžiui irgi pradėti nuo viduriuko, bet ten atsiskaičiuoti reikės kažkiek tai tenais tų skilučių ir ten pradėti, bet irgi kiekviena linija bus išaiškinta, tai pirmiausia visi tie, kur doodle'ai buvo daryti aiškinimo, ir po to tenais dasideda dar papildomai čia, taip kad visi šitie lapai bus studijavimui ir daromi va, šitam pavyzdėliu, kaip sakant, kaip ir traukto, netraukto siūlo, kaip čia vadinasi, žodžiu, bus irgi kažkas visiškai man naujo. Ir tikiuosi bus ir man įdomu, ir jums įdomu tai stebėti ir mokintis gal irgi iš mano klaidų gal. Ir man atrodo, bus nuostabus tikrai darbelis, nes labai daug žmonių yra tai darę labai senai ir labai daug kas nori irgi jį toliau daryti. Tai tiek būtų čia mano, kelintas čia mano numeriukas, žiūriu knygutę. Čia būtų mano numeriukas 9, bent jau sąraše. Taip kad einam toliau. Ir einame toliau ir tikiuosi per greitai jums nekalbu, nes
įrašinėju angliškai, po to lietuviškai, vėl angliškai, lietuviškai kiekvieną darbelį ir stengiuosi turbūt greičiau kalbėti, kad nebūtų jums super ilgas video. Aš kažkaip tik, kai ypač kas nors labai patinka, noriu daugiau papasakoti, mano kalbėjimo greitis greitėja. Taip kad tikiuosi jums bus viskas suprantama. Ir jeigu norit, kad sulėtėčiau, man parašykite taip. Tai šitas yra rinkinys, aš pirkau rinkinį 21 metais iš rusų grupės Beisronai Exclusive ir tai bus portretas princesės Šarlotės šitas, viskas grinai 100% karoliukais siuvinėjimą. Tai aš šitą nuotrauką atsispausdinau iš interneto, o štai kokią truputėlį, panašus, bet truputėlį skiriasi, va čia yra įdėtas man rinkinyje vaizdas. Ir kas buvo įskaityta visam rinkiniui. Tai buvo įdėta 14 kantų tokia medžiaga, jinai yra truputėlį minkštesnė tokia ir nepilnai, kad balto tokio, bet tokio kaip ir atrodo melsvumo turi tokį atspalvį taip pat medžiaga. Ir aš jį jau prisiuvau ant rėmų, kad galėčiau daryti, pasiruošus, kaip sakant, dirbti su juo. Buvo pridėtos keletą tų adatėlių, tokių va matosi grinai karoliukams, nes labai mažos akytės būna nedidelės, kad praeitų per visus karoliukus, keletą tokių buvo. Ir toliau pažiūrėkim schema. Tai kiekvienas dalykas buvo atskirai įdėtas. Schema, tai kaip pilno išsiuvinėjimo yra ir tiek va lapų, nežinau, kiek čia gaunasi tų lapų, 16 lapų, tai atrodo palyginus nedaug, bet tai gero skaitimo tokia schema yra. Ir karoliukai. Tai karoliukai, va matote, kiek atspalvių yra. Ir nežinau, čia nais bus subiesu, ar taip tik tai jinai, kaip buvo sakant, atkirpusi, bet va, kokio dydžio bus tas paveikslas, 240 ant 314, žodžiu, nemažas tikrai bus dydis, ir ant 14 aidos, ir pagal šituos simbolius buvo įdėti visi tie karoliukai. Ir labai sunku tiesiog laikyti netgi su viena ranka. Ir matosi, simboliai yra priklijuoti ir kokių tik tai atspalvių čia nėra. Aišku, mėlynumas, fonas yra didžiausias, bet yra ir įvairių atspalvių ir kai kurie tokie daugiau matiniai atrodo būtų, kai kurie yra daugiau tokie blizgantis, permatomi, labai toks irgi įdomus, va čia pilkas, va čia įvairių atspalvių tiesiog turintis toksai karoliukai ir regis turėtų būti ten daugiau dar spec tokių daikčiukų. Dar pilnai nežiūrėjau, netidarinėjau viską, bet labai noriu pažiūrėti, matosi kiek daug. Va čia tokie atrodo permatomi būtų grinai karoliukai, o čia palyginus su tais mėlynaisiais. Bet šitas maišiukas nemažai svėrė. Ir kai aš su ją susirašinėjau su tą dizainerį, klausiu, kokiais siūlais geriau siuvinėti, nes siūlai nėra įskaityti į rinkinį. Tai jinai man padovanojo, atsiuntė tiesiog Titan Store tuos siūlus, kur yra specialiai daug kas naudoja karoliukams. Ir tada palyginsiu, aš kur esu nusipirkusi 2 tokio storumo siūlų irgi tipo galima karoliukams siuvinėti ir ten taip toliau, kad tie sintetiniai. Norėsiu palyginti tada, kaip tarp tų 3 koks siūlas kitoks, čia toks tai atrodo daugiau matinės galbūt. Ir pažiūrėsim, kaip man eisis tada su juo dirbti, bet man jinai pridėjo tokią kaip dovanėlį ir siuntė į Ameriką, žodžiu, labai nepigus tokie rinkiniai yra, nes, kaip matote, daug labai karoliukų, plus man siuntimas buvo, bet aš noriu jį pradėti. Rėmus ten jau pasiruošus esu ir pasižiūrėsim, kaip man eisis siuvinėti tą princesę. Nes man atrodo, kad čia, kur padaryta, tai neturėtų būti vien tik tai tamsumai. Kažkas turėtų tokio įdomesnio. Taip, kad pasižiūrėsim, kaip man eisis ir jeigu jūs siuvinėjate irgi kažką tokio arba iš tos kompanijos, būtų įdomu išgirsti irgi jūsų nuomonę, kaip jums ėjusi. Tai tiek būtų su mano pilnai karoliukais būsimų siuvinėjimų darbu.
Ir šis sekantis darbelis visiškai nieko neturi su siuvinėjimu, siūlais, karoliukais, nieko tokio bendro neturi. Aš pamačiau keletą tokių dizainų internete ir labai susidomėjau ir užsisakiau iš tokios vienos kompanijos 2 tokius rinkinukus, atėjo viskas į vieną dėžę kartu ir vadinasi Cloisan. Tai kame yra to darbelio prasmė? Taip, kad čia yra tokia ant tokio kieto kaip ir barabanos, tipo jau su rėmu, čia yra truputėlį įžemintas tas specialiai, kad pasižiūrėkit pirmiausia, kokius dizainus turiu, toks kinietiškas drakonas su feniksu, paukščiu ir taip pat turiu va tokią vagėlę, dizainą irgi va taip padaryti. Ir va instrukcijos šiandien yra. Kame dalykas? Reikia paimti vielą, kuri irgi bus įdėta, gal iš karto tada jums rodysiu. Viela va buvo įdėta, tik tai reikia, kad žirklučių vėlai nukirpti. Ir su klyju grinai eiti, va čia yra truputėlį skirtingi klyjei ir purškalai. Su klyjais reikia eiti grinai pagal tas visas linijas ir priklijuoti ir sujungti tas vielas, kad jokio tarpelio nebūtų tam darbui. Ir po to reikia, ką toliau daryti, kai taip padaryta, reikės sumaišyti, čia yra tokie indeliai specialiai padaryti, sumaišyti tokius kaip ir smėliukas, čia atrodo spalvotas toksai smėlis, sumaišyti, kad gautųsi tokia kaip ir tešla, kaip ir žaidžiame su žemė tenais tešla, ir dėti, pavyzdžiui, čia va yra pipetė tokia, ir grinai įdėti tą smėlį, dar yra ten toksai kaip ir peiliukas, ne peiliukas, nu žodžiu, kad va taip atsargiai dėti kiekvieną tą atspalvį tam tarp tų metalinių linijų. Pavyzdžiui, tarp šitos ir šitos, čia toj vietoje, pavyzdžiui, tai padaryčiau, arba galima ten truputėlį sumaišyti keletą atspalvių, jeigu geriau tai moki. Ir kai viskas taip užsipildo, tada tenais dar ant viršaus kažką padarai, žodžiu, ir kad va toks tai dizainas gaunasi, jisai truputėlį iškeltas, užtat tokios senelės yra paliktos iš šono, kad užsipildys tuo smėliu. Toks įdomus gan stilius. Ir galima ir paprastesnius dizainus, aišku, išsirinkti, ir galima žaisti su vaikais, tenais jiems duoti, pamaišyti ten tą košę, kaip sakant, spalvų su smėliu ir tada dėti atsargiai ant tų. Bet čia viskas yra įskaičiuota, įdėta, va, tas peiliukas, va toksai grinai tenais, jeigu reikia ką, ten oro burbaliukus irgi ištraukti ar kažką panašiai, bet va viskas rinkinyje buvo, aš iš Etsy buvau užsisakius, ten yra įvairių kompanijų, kur juos pardavinėja, bet aš užsakiau tokius 2. Tai nors šiemet yra drakono metai, tai galvoju gal tą drakoną daryti, bet čia pasižiūrėkite, kiek daug yra smulkių detalių. Tai nežinau, gal nuo gėlės pradėsiu ir žiūrėsiu, kaip ten einasi, bet va tokio noriu kažką pradėti šiais metais naujo. Ir paskutinysis dalykas mano sąraše yra labai lietuviškas. Ir aš įsigijau šitą knygą iš pačios, kaip nerašytojos, dizainerės, skaitytos ar kaip, Odetos, siunčiausi iš Lietuvos, man atrodo, galima su jais susisiekti, aš susisiekiau per Messengerių, Facebooko ir man atsiuntė šitą knygą. Ir čia lietuviškas ožaldėlis, jinai turi keletą knygų išleidusi, tai čia ir lietuviškai, ir angliškai yra. Ir noriu pabandyti tokius daugiau stilistiškus lietuviškus karpimus. Va čia va matosi, truputėlį parodysiu jums, labai įdomi knyga, labai graži knyga ir man atrodo visiems lietuviams, bent jau rankdarbių mylėtojams, tokia knyga būtų labai visai nieko turėti. Tai va čia va schemos yra, pagal kurias galima tenais nusikopijuoti. Pavyzdžiui, čia tokios va kaip čia tulpės, kaip čia skaitytųsi gėlės kažkokios senovinės, yra taip gėlytės, yra įvairūs gyvūnai, angelų sąrašas, va čia kaip yra kalėdoms, pavyzdžiui, pasipuošti, va čia katės, jeigu mėgstate kates, va toks yra dizainas, galima aišku ir patiems kažką susibraižyti, va čia varkliukai tokiam senoviniam
lange, labai gražiai čia nupiešta, įdomu, kur čia tas namas pats yra. Ir paukščiai įvairūs, žodžiu, gervės įvairių stilių čia yra ir drugeliai paprasti. Ir čia iškarpimas yra. Ir labai buvo įdomu knyga ir aš noriu pabandyti nors vieną kažką, jeigu gal netgi įrėminsiu, bet norėčiau išsikirpti čia kokiam ant vieno langelio pasikabinti, gal šiaip žiūrėtis. Ir ką reikia, tik tai popierių ir žirklės, galim sakyti. Paprastas, aišku, spausdinimo popierius ten gal netiks kopijavimo, bet kažko tokio reikėtų dar didesnio gabalo, taip kad dar pasižiūrėsiu, ką aš noriu iš čia daryti, gal tik tai kokį vieną gabaliuką galim padaryti, čia kaip fantazija eis. Ir tai būtų mano vienas iš tokių, nes aš kažkada snaigės, mes, man atrodo, visi esam snaigės karpę iš popieriaus, bet čia tokie daugiau didesni darbai, daugiau papuošimui negu kad paprastos snaigytės. Taip, kad čia būtų mano 12 paskutinis darbelis šių metų bandymui ir pasižiūrėsim, kaip man viskas eisis. Ir įsivaizduoju, kad dar čia ne paskutiniai tokie mano bandymai, nes yra ir vien tik tai siuvimo pasaulyje įvairių technikų, kurių aš dar nesu bandžiusi ir norėsiu pabandyti. Ir būtų įdomu sužinoti, jeigu ką iš tokių 12, ką aš jums čia šiandien parodžiau darbelių, esate darę, ar tą techniką gal nuorodų kokių turite ten su kokiom detalesnėm gal pamokėlėm, kaip tai kažką daryti, ar jeigu esate patys kažką darę, galėtumėt man pasidalinti savo patirtimi arba patarimais, būčiau labai dėkinga, tai lauksiu viso to komentaruose. Ir taip pat, jeigu nieko iš to nesate darę, būtų įdomu sužinoti, kas labiausiai iš tų 12 darbelių jums labiausiai įdomu būtų pasižiūrėti, jeigu ypač nieko nesate bandę. Taip kad parašykite man komentaruose ir susitiksime tada kitą kartą. Čia buvo Jurgita, sakau visiems ate, iki kito karto.